ant Pronsko, ką ten numetė po krūmais. Paėmė viską. Tėvelis kada grįžta iš darbo. Radio Šau. Kad po to su ta chemijos praktikantė vyrukai nejuokaukit per daug, nes girdėjau, kad tėvelis jos irgi ten viską. Ir būkite atsargus po mokyklos, kai einat, žinokit, ir saugumo departamentas mumi prižiūri. Pronsko, girdėjai? Užgesink tą bičiuoką į sieną ir nerašyk šito, jau rašai anksčiau. Visi žino, kad... Mokinys padėk akmenį. Klausyk, baigėsi pamokos, negali žmogus namo nueiti. Žiūrėk, kaip tarakonai visi aplink mokyklą šakinėja. 3 galas, tai jolki-palki langai visi išdaužyti. Tai klausykit, tai kur jūs eisite, geležinkelius tiesti, į Bamą statyti, mes statėm Bamą, mumi, a jumi kur eisite, į krašto apsaugą, ne, kareivėlė Lietuvos. Nuvalyk, sakiau, ką parašai ten. Ir kai uostai amfetaminą, tai prisidėk, ką nemoki, duok parodysiu. Sveiki, čia mūsų laida. Praėjusios mūsų laidos atsiliepimai pasiekė mus. Todėl ruošiamės vėl padaryti žurnalistinį tyrimą, kaip sakant, ir pažvelgti dar į vieną problemą iš arčiau. Nauja mūsų laida nežada vėl nieko gero. Tik tai pažiūrėsime tai, dar į vieną skaudančią mūsų žaizdą, mūsų visuomenėje, tai yra mokykla. Gerai, kad atvažiavot viską. Visų pirma, aš vadovauju mokyklai ne 20 metų, o 68 metus. Kam tai gali pasirodyti keista, aš dėjau skersą, būsiu atviras direktorius. Gyvenu neblogai, pasižiūrėsit patys, apsižvalgysit po mūsų mokyklą. Ir visi taškai ant raidžių, kur ten jį ar kaip tai bus sudėti. Pasikalbėsit su kolektyvu mūsų darbuotojais, mokiniai, tėveliai, susirinkimas, šimtadienis, kiti visi ir suprasit galutinai, kas kur kame šuo yra užkastas. Ponas direktoriau, bet mūsų kūrybinė grupė paskambino ir pasiūlėte atvažiuoti ne vien dėl to, kad čia viskas yra pas jūs jau mokyklai, taip jau ir gerai. O kam dabar gerai? Pažiūrėk, pas ką pas žurnalistas esi, o ne skaitai Vydūno raštus, neskaitai. Pas Vydūną yra tiesiai šviesiai parašyta. Kam namie, kur obelis obuolį metan į šoną, tai ten urodas gimšta, o taip ir parašyta, juodu pabėlamu. Tai atvažiuoja ir pasimatai, kad pas mumi mokykloje ne viskas taip gerai yra, pabendrausi pas žurnalistas su dėstytojais ir už tos, kaip sakyt, 600 ar 500 litų nieks dirbti nenori. Ir streikas visiems ant liežuvio galiuko šukasi, bet vieną kartą, kai apsisuks, tai bus kaip pas Žemaitę. Apsisuks skerso 360 laipsnių ir į subinę. Na, kągi, mūsų kūrybinė grupė, taip sakant, ir nusprendė pasižvalgyti po radio šou mokyklos koridorius ir kabinetus. Čia noriu pristatyti mokytojas Česlovas, lietuvių kalbos ir chemijos mokytojas, tas pats iš esmės. Tai kaip sakant, lietuvių kalbos tai sekėsi mokyti neblogai. Žinot, lietuvių kalba jį visą laiką žino. Ir prie ruskio okupacinės... Aš taip pasakysiu, kai mes pradedam, reiškia, atsiprašau kolega, kai pradedam rugsėjo 1, tai būna visada taikos pamoka būdavo dabar lietuvių kalbos pamoka. Lietuvių kalba yra antroji vietoj po italų ar ten kruatų, net nepamenu. Tai klausykit, tai pradėdavom taikos pamoką, žinot. Tai per tą taikos pamoką išmokydavo visus moksleivius, kad padeklamuotų eilėraštuką. Ateina tokie gražūs pirmokai, tai aš visą laiką jos mokiau, žinot, visokių Lenino eilėraščių, kur būdavo tokios eilė. Bet to, kaip lietuviškos, tai aš greit persitvarkiau. Kai Gorbačiovas paskelbė perestroiką, tai Leninas pro langą išskrido ir pakabinau Gėtės tokį, kas auksų žybą pavirsi nieką, o tikras menas, amžiaus pasilieka vaikai. Vaklu. Aš atsimenu, pas Česlovą ateidavo į kabinetą, tiesiog paskaityti užžo, žinot, žurnalistas, kai skaitai šiaip kokį sakinį, tai bala jo nematė, pofik ten, kaip sakyti.
Lekai matai, kai aukso žyba, kaip ten sakei? Paviršinė. Paviršių nieką, vat Getė, Čechovas, viską. Nu tai kaip tai kitai. O pas mus mokinukai tokia iniciatyva, štai parašė ant sienos prie durų, verkia duonelę tinginio valgom. Aš mumi tai buvo toks, reiškia, mokykloje mokinys, kurį po to išsiuntėm į Mimo, į Maskvą studijuoti. Maskovskį institut международных отношений. Labai protingas buvo berniukas, tai jis pajokavo tualete, parašė ant sienos mergaičių tualete, здесь русский дух, здесь русский пахнет. Tai visa mokykla juokėsi. Nu, bet, kaip sakant, saugumas tuo metu atvažiavo, labai tikrino visas bylas. Aš tau dantis išmušo su Visas koja. mokytų, taip atsimenu, kai aš Smetonos. Ponas direktoriau, šitoj mokykloje vis tiek, kad ir nepaisant sunkios padėties atsiranda tų tokių apleistų veiklos barų, kaip užklasinė veikla. Taip, jeigu anksčiau būdavo raspliunut, sako rusai, surinkai klasę viską, ten, reiškia, pavasaris trimestras išvestas, signalinis, nenuvažiavai į Kauną, parodė funikulierių ir tvarkoju, atlikai darbą. O dabar taip nėra, prisikūrė tų skautų, upėjių, čia žinot, kaip pas Stanislavskį, ten kelyje pagavo kelią, visažinis prie upelio, nu, nesvarbu. Tai va, o dabar, žinot, tie upėjiai, nu gerai, anksčiau mes taip mokytojų kambarį susėsdavom, visi pajaukaudavom, ten kas iš arbandinuko konjaką įpildavo, viską būdavo, viskas gerai. Ir mes tos pionierius taip pidarasikai išvadindavom, jie būdavo toks protestas mūsų, reiškia, inteligentijos prieš visą tą sistemą, žinot. A dabar kas? Tie skautai, nu eini į mišką su jais ten kur nors Lastynuose prie dujų stoties ar kur bet kur, nu eini. Tie skautai upėtakiai, reiškia, žygeiviai. Tai ką jie daro? 15 metų berniukas neužtempė 14 metų mergaitę į palapinę savo skautišką ir išprievartavo. Išlenda iš palapinės mergaitė, laiminga 14 metų. Tėvai pamatytų grabė apsivežtų. Pas mergaitę ten koks tai veidas suprakaitavęs mergaitė laiminga. O uždrausta vaišių paragavo, su tokiais atvarkykis. A pas mum į mokyklą, pasakysiu atvirai, 80% personalo mokytojai serga venerinė lygom ir ką aš galiu padaryti. Nu ką ir aš galiu prisidėti prie šito pasakojimo. Buvom vieną kartą su moksleiviais išėję šitą išuošiam į Anykščių šilelį visus parodė. Anykščių šilelį, teisingai. Nu parodykit moksleiviai. Tai nespėjau sužiūrėti, toj klausė, kur alus, degtinė parduodama, nu ką aš vienas mokytojas, sakys, priviso šitų reperių, šitų reiverių, tarpusavį kas sukontroliuos, mokykla sukontroliuos, nieks nesukontroliuos. Aš daugiau pasakysiu. Mumi mokytojai kaip pas Čechovą, kur 3 dėdės Vanios buvo ir nepražuvo. Tai mumi, pavyzdžiui, dabar šitas, vos nepasakiau gydytojas iš praeitos laidos. Iš tikrųjų, mokytojas Česlovas, chemijos mokytojas. Kas dedasi per chemijos pamokas? Prašau, kolega. Nu gerai, aš papasakosiu gerai, nes tuo metu dirbu dar ir medicinos punkte. Šitą mokyklos, kur mokiniai su temperatūram nori nusimuliuoti. Nu, kur pieštukus švalgo. Nieko netleidžiu, jūs trinkite šitas termometrus į kelnes ir radiatorių laikykit. Mokiniai manęs jau neapgas. Nu, bet aš noriu papasakoti apie chemiją. Buvo toks laboratorinis darbas, kaip šitas druska užpilus metalų ir drukštim. Metaksą? Nu, tai dabar žiūriu mokinių darbus, kaip sakant. Ir vienas toks mokinys man labai įtartinas. Žiūriu, ką jis man... Tai patikrinam formulę, po to nuėmėm ekspertizę, tai nepagamintas, kaip sakant, nepabandytas amfetamino mišinys. Nu, mat ką mokiniai daro, va, o mus kaltina mokytojai neprižiūri, nu. Mokytojas pasakysiu taip, čia kaip... Mūsų mokyklose jau daromas ekstazi, va. Neslėpkim, nepabijokim to žodžio. Gerai vežant. Gerai. Neblogas. Panas direktoriau, kaip sakant, mokykla tarsi obolys, kuris kirminų varpomas, serga tam tikromis ligomis, bet ne vien dėl mokytojų kalties, ar dėl to, kad mokytojai neužsidirba. Dar norėčiau paklausti, vis tiek yra daug rūpesčių jums. Nu, būkim atviri. Kiekvienas ant Lietuvos gyvenantis žmogus žino, kad mokytojas negali dirbti ilgiau kaip 15 ar 20 metų. Nuvažiuokite į bet kurią mokyklą, Vilniuje, Kaune, viską, mūsų radio šio mieste. Pažiūrėkit, mokytojo dirba po 30 metų, 40, ką tai reiškia. Pažiūrėkit į mane. Aš esu psichinis ligonis visiškas. Kodėl aš dirbu, aš nežinau. Gal Landsbergis žino?
Atsimenu, atsiuntė tokį klauną iš šito pedagoginio instituto. Mes vadinam pidarašinio instituto. Jo. Pidarastinio instituto. Atsiuntė tokį jaunuolį juokingą. Atsiuntė tai mokiniai švilpė, bulko mėto iš šitą, kur bufete už 20. Atsiprašau, dar roksais už 4 kapeikas. Roksais, va šitais apmėtė. Nu tai kur aš galiu tokį klauną prieš mokinių minę išleisti? Kur aš galiu? Anksčiau tai aš galėdavau viską mokytas. Aš paimu liniuotę, tai per nagus. Per nagus fainai, kai duodavai kartą. Šitas sakydavo mokiniai tyliai, kad dvejetų šiandien negaliu aš mokytoj. O šitas mokiniai nutildavo, nurimdavo. Nuščiūdavo. Ateina šitas mokytas, aš sakau, tu mokytojas ar klaunas. Jis man sako, vaikus gerbti reikia demokratiją kažkokią. Kur vaikus gerbti? Mušti reikia vaikus, nemuštas. Kaip sakant, pas mus buvo taisyklė, lenk beržą, kol jaunas šitas. Teisingai. Aš kitai nepalenkčiau. Čia kaip sakė Mao Čedūnas, Anton Pavlovičius, reikia lasdą perlenkti, kad atitiešinti. Tai šitas mokiniai, aš atsimenu vieną kartą mane užkišo šitą chemijos durų pamoką, duonos grūdeliai šitais. Oi, blemba. Tai kur galvo, aš pastaliu Igoriu eišiu. Aš greit išaiškinau, kuris paėmiau, vienam į zubus trenkiau, kitam į zubus. Nu, viskas paraudo, vienas patys atbėgo, tamsta mokytojo, Antanėlis šitas mus. Tai aš Antanėlį taip pamokiau, sakau, da tėvai prisipažinsi, tai aš tau kitą dieną dantis išduosiu. Tėvas, atsimeni, atėjo, šlavėjęs. Šlavėjęs, aš tam tėvai paskava, buvo toliau, kaip sakant, babasakau. Tai mokinius sukviečiau visus mokinius, tai sėdė Antanas kaip zuikutis pagautas. Nu ir aš sakau, mokiniai, kas pasmerks Antano elgesį, kad negalėjom įeiti į klasę. Atsistojo, visi pakėlė rankas, sakau, mokiniai, dabar nubausim Antanuką, kaip sakant. Kas žino, prieikit ir parodykit Antanui, kad jis... Aš atsiprašau, dar papildysiu labai vietoj. Tas Antanas tik vardas lietuviškas, iš tikrųjų žydelis buvo, prašau. Žydelis, kaip sakant, tai vaikai atsistojo visi, visos draugiškas klasės kolektyvas ir spardė tą, ir parodysim, kad mokiniai. Taip sakant, mokinių buvo, kaip sakant, atlyginimas už tai, ką padarė. Nes mokiniai ateina žinių semtis, o ne iš pamokų bėgioti į mokyklą. Va taip. Va taip pasakysiu. Čia kaip pas Aristotelį buvo. Pas Aristotelį pacituosiu. What's the story, morning glory buvo. Taip. Vat, kur mokiniai, tas bandos jausmas kolektyvizmo, kur suspardė mokiniai gerai. Buvo pas mus, nu, nepasigirsim, kad mokykla gerai užauginom ir tokių, kur sėdėjo. Pas mumi yra rusų kalba sustiprinta. Taip. Kaip sakant, padėkosime ir persikelsime vėl į kitą mokyklos vietą, kur dirba darbų mokytojas Igoris. Na, kągi, kaip jums sekasi tenais? Ну, сдал экзамен по литовскому языку у Брониуса. За деньги все можно сдать. Получил 5. Ты там много не говори. Ну что, ученики хорошие. Инкелелись сделали прошлый раз. Ты там слишком много не говори с этим журналистом, потому что знаешь, Игорек, потом я тебя не вытащу потом. Ну, не в обиду. Потом вспомнишь свои времена в камере и в Мокикле. Ну, работаем здесь хорошо. Здесь жилплощадь у меня вся. Живу я здесь с учениками. Говорю, базарю. И инкелелы сидят. А ты там, когда базаришь с учениками, так посмотри, чтоб дым от сигарет не был виден, когда еще полиция приезжает в Мокиклу. Будь добр, хорошо? Ну, висогяра журналистас. Čia ką tik buvo paminėta rusų kalba, šiaip nepradingo šios vis tiek kažkada tai buvusios kalbos populiarumas jūsų mokykloje. Aš taip pasakyčiau, aš esu Bronius ir po manim parašyta yra Bronius titraje, ir pažįstamas iki skausmo esu. Ir jeigu kam panašus ašilėlė ar ką, tai čia jo problema ar ką. Tai aš esu mokyklos direktorius ir aš dėstau tiksliosius mokslus ir rusų kalbą ir literatūrą. Pasakysiu taip, ant ko pastatytas visas Lietuvos inteligentijos gyvenimas, ant 3 banginių. Tai yra Čechovas Anton Michailovičius, kaip tai Stanislavskis ir Eimuntas Nekrošius. Ir kas man prieš tai papūs į užpakalį, tai tam aš duosiu 5, taip pasakysiu. Mes be rusų
kaip, sakyčiau, banginis be to fontano, kur virš jo šubinės ar kaip ten yra. Va taip pasakysiu. Rūškiai labai protingi visi lietuviai, va rūškiai mums skriaudžia. Jūs pažiūrėkit tą filmą, kur apie Bronianosčą Patiomkiną, kur vežimėlis nuo laiptų darda ir kur valgo kirmelės mėsoj. Tai pamatysit, kur visa yra dvasia rusų kinematografą ir kur nuveikite bet kokį nekrošiaus kvadratą ar tai Hamletą, ką tai pamatysit, kur visa esmė. Ir be šitos kalbos mes pražuvė. Nu, kaip sakant, gal mokytojas ponas direktorius ir pasakė teisingai. Nu, aš irgi rūpinuosi ir esu atsakingas. Aš gerbdavau visada jūsų nuomonę, kaip ponas lietuvių mokytojas. Aš niekad, kai mūsų tie ginčiai prie kavutės, kad Vidūnas blogesnis už Čechovą, tai aš juokaudavau. Nu, aš pavyzdžiui, dar, kaip sakant, turiu tokį fakultatyvą, moksleiviam biologijos, tai, kaip sakant, tai dažniausiai pasakodavau savo tą kelionę. Aš atsimenu, kai vieną kartą dar senais tarybiniais laikais buvau nuvažiavęs į Jugoslaviją. Tai aš visą laiką mokiniam pasakodavau. Svečiuojamės ir pas patį seniausią mokyklos mokytoją Albiną, kuris dabar, kaip sakant, užsiema vaikų kateketizavimu ir šito tikybos mokytoju. Kiek žinome, Albinai, seniau tamsta dirbote ir istorijos, ir ateizmo fakultatyvinių mokytojų. Kaip dabar čia galima suderinti tarp žurnalistinės klausimą? Pasakysiu paprastai. Patarlę perfrazuosiu. Jėzui nelygu kaip du mažų vaikų. Anksčiau būdavo, nebuvo Jėzaus, dabar yra, kad yra Jėzus. Aš skirtumo, aš kur atsiprašau, skirtumo nėra. Nu, tai šiandien mokytojo irgi reikia algą užsidirbti. Mokytojas žino, nu tai ką žmogus gali, klausyk, anksčiau jis ten tą sakydavo Žalgirio mūšis, ten būdavo viską, o dabar Jėzus. Nu tai senas mokytojas, ko iš jo norėt, nu jis algą gauna, o vaikus tai mums planus iš švietimo ministerijos vykdyti. Aš sakysiu taip, senas Albinas vagos negadina. Pamenu, anksčiau veždavau pulkeliu, kaip bjaurų šančių, tai ateidavo paskui manį į revoliucijos muziejų, kur ta statula su kregždutėm prie univermago stovi. O dabar kiti laikai į bažnyčią einam. Ale geriau, žinokit, nuvedi vaikus į tą bažnyčią, pažiūri jie tą manekieną ant kryžiaus ir geriau visiems šilumą ir žiūrėk, koks klasės pajačas pranukas nustoja už kasyčių tampyti kamtą ir visi susikaupia ir bažnyčioje stovim visi ir pagalvoju, nebereikala tu Albinai savo gyvenimą pragyvenai. Kaip sakant, tenka pakalbinti ir kitus mokytojus. Vienas iš jų fizinio ir geografijos mokytojas Zbignevas. Su ponu mokytoju Česlovu mes ką tik tai dabar apsitarėm ir nusprendėm pakalbinti tokią temą, kadangi jūs jau paminėjau kaip tokį labiausiai daug prisimenantį mokyklos istorijos gyvenimą, todėl pakalbinti apie mokinių išdaigas. Nu, aš pasakysiu, labas visi radio šou žiūrovai, mėgstu žiaurų šitą laidą su visa šeima, su mokiniais kartais aptarant ir liniočią, ir fizinę pamoką, geografijos, viską. Nu, vopšiu, kokie mano gali būti istorija šitoj mokyklai. Aš pasakysiu tiesiai šviesiai atvirai, jokie. Gyvenu aš už 500 litus. Ir su mokiniais, nu, ten vienintelį pagodą darbę, mergaitė kokį mokinį daryti prisitraukimą ar ką, tai ir čia pačiupinėjai, kur pas ją jaunatviškai plaukeliai dyksta, papažačimą, berniuką kokį į dušą nuvyzi, pamokai, kaip nusiprausi, pamokėlis, viską. Daugiau jokių džiaugsmų nėra, jokių džiaugsmų. Ir bara visi, kas nečimti, ateina civelis susinervinė, supykis. Kodėl mano dukra turi padaryti prisitraukimą, ką aš galiu padaryti. Aš pasakysiu dar vieną dalyką. Pas Zbignevą, tą sporto kabinetę, kur pas jį iš gintaro padaryti yra pirmo atskirio suaugusių, reiškia, prižiukai. Tai pasi ne tai, kad Lenino paveikslai kabėjo, pasi Pilsudskio širdies rentgeno nuotraukos kabėjo. Tai nuvedė moksleivius šitą į baseiną, tai kur fizinio normatyvą, tai 8 ištraukiam vos neprigerusius. Nu. Geria, mokiniai geria. Geria, girti moksleiviai, nu ką, ateina, atsimeni ir lietuvių kalbos mokytoja, tokia pas mus buvo jauna, nu tai kur su mokiniais nuėjo. Ai, ta, kur buvo tokia, kur atsisėda prieš mokinius kojant kojus ir visi mato triusikus. Tai 12-okams dėstė, nu tai kas išvyko
ko dekretinių išėjo, da mokiniai dabar ginčiasi, kuris tėvas, nu. Problema. Tai net man, direktoriui, netgi reikia. Tai prieš tėvus susirinko tėvai, sako, ką jis mums padavė. Tai išvaikėm visus tos klaunus, kur ką tik su diplomais atėjo. Mūsų mokykloje senas kolektyvas. Senas kolektyvas. Ir dabar labai gerai, kad įvedėm uniformų režimą, kad visi su uniformom vaikšto. Ale atsimeni, kai geriausia būdavo, kai anksčiau dabar, tai kur tau žmogau visi net ten įstoja, nieka anksčiau, kad vesdavo praktiką. Kągi, mokyklos gyvenimas, tai ne ligoninė, ar ne dar kažką. Tai skaudanti visuomenės žaizda. Jeigu liko... Atsiprašau, opa, kiek žaizdė? Taip, opa. Ir jeigu liko neatsakytų klausimų, mes vėl grįšime čia, kitą vėl savaitę, su savo laida, su kūrybinė grupė. Kol kas matote adresą, rašykit mums laiškus, savo pageidavimus. Taip sakant, mokykla, tai neišsemta bala. Alvydas, ką ten darai? Alvydas į savo pamoką eik. Eik, aš tavo tėvelį vėl paskambinsiu, tai tau bus, žinok. Aš jau išmandrėjau, dabar šitie reperiai, reiveriai. Anksčiau tai žinai būdavo. Nu, anksčiau užbliaunė mokinio, nu tai viskas, o dabar klausyk, koks reiveris, šunsnukis tau sako, eik tu. Nu, ir taip pasako kartais, nu. Šūdrai visur klausyk. Padėk ten, ką tu ten darai dabar, ar tu žinai, nu tu daryk tu, ką nori, nu bala tavęs nematė, palauk, kol mokytojai išeis ir tada tu tą, reiškia, 12-okę ten tvarkyk tualetę. Klausyk, Pronskau, aš tau tiek aiškinau, vėl tėvas ateis, va, išrašykit, va, prezervatyvas, žmoki naudotis, ne ant galvos.